Jeigu jūs norite atlikti žarnyno valymą, bet nieko apie tai nežinote, šis vaizdo įrašas kaip tik jums. Aš jūs palydėsiu per visą organizmo valymo procesą, kad jūs galėtumėte jaustis užtikrintai ir saugiai. Aš jums atskleisiu priežastis, kodėl yra svarbu valyti savo žarnyną, išvardinsiu ligas, galinčias atsirasti dėl užsilaikiusių fekalinių masių žarnyne, taip pat supažindinsiu su kontraindikacijomis, parodysiu, kaip paprastai pasiruošti vandens tirpalą reikalingą šiai procedūrai. Aš jus supažindinsiu su 5 pratimais, kurie padės sūdytam vandeniui lengvai judėti žarnynu. Aš pateiksiu informaciją, kokius veiksmus reikia atlikti prieš ir po organizmo valymo, kokią mitybą pasirinkti, išvardinsiu technikos privalumus. Tad šiame vaizdo įraše išgirsite daug naudingos ir praktiškai pritaikomos informacijos. Galbūt jau pavargote nuo nuolatinių peršalimų, viršsvorio, lėtinių ligų, žarnyno uždegimų, alergijų ar kitų varginančių simptomų. Galbūt jaučiate, kad neturite energijos, kamuoja bloga nuotaika, viskas aplinkui erzina, gal net jaučiatės esantys kažkokioje gilioje duobėje, kurioje nesimato prašviesėjimo. Gali būti, kad jums atėjo metas išsivalyti. Susimąstykime. Įprastas ofiso darbuotojas per savaitę dirba 5 dienas, o ilsisi 2. Tačiau mūsų organizmas nepailstamai dirba ištisus metus be jokio poilsio. Kitas pavyzdys – artėjant šventėms ar keičiantis metų sezonams mes jaučiame nenumaldomą poreikį švarintis. Mes visi skubame valyti savo namus, išmesti senus, nenaudojamus daiktus, atlaisviname namų erdves, tačiau retas, kuris susimąstome, kad ne tik išorinius namus reikia valyti ir kuopti. To reikalauja ir mūsų vidiniai namai, mūsų organizmas. Jei mes neįsiklausome į savo vidinius pojūčius, vėliau ar anksčiau organizmas pervargsta ir atsiunčia mums ligas, problemas, blogą nuotaiką, kad sustotume ir peržiūrėtume savo gyvenimą. Deja, dažniausiai tokie sustojimai būna labai nemalonūs ir pačiu nedėkingiausiu metu. Kad išvengti tokių situacijų ir padėti savo organizmui susitvarkyti su kasdieninėmis užduotimis, rekomenduojame organizmo valymo techniką Šanka Prakšalana. Tai tokia procedūra, kurios metu yra geriamas šiltas sūdytas vanduo, atliekami specialūs joginiai pratimai, kurie padeda prastumti vandenį per visą virškinamąjį traktą nuo pat burnos iki išangės. Kodėl svarbu valyti savo žarnyną? Įsivaizduokime vamzdį, per kurį nuolat teka nuotekos. Su laiku, jei vamzdis yra su daug posūkių bei nevalomas, jis užsiteršia ir nuotekoms darosi vis sunkiau pratekėti, iki kol vamzdis pilnai užsikemša. Tuomet yra ieškoma būdų, kaip tą vamzdį išvalyti. Lygiai tas pats yra ir su mūsų žarnynu. Gyvendami įtemptą gyvenimo būdą, lydimą nuolatinio streso, mažo fizinio aktyvumo, nepilnavertiškos mitybos, privedame save prie įvairių nuodų ir toksinų susidarymo organizme. Įvairūs toksinai, šlakai ir bendras užterštumas trukdo sveikam organų funkcionavimui. Žarnyne susikaupę toksinai, šlakai yra geras maistas puvimo bakterijoms, kurios konkuruoja su normalia žarnyno mikroflora, bei palaipsniui ją pakeičia. Tai priveda prie daugelio vitaminų ir mikroelementų trūkumo. Storojoje žarnoje susikaupę nuodai patenka į kepenis. Kepenys po kurio laiko nebeįstengia susidoroti su šiais nuodais, taip yra pažeidžiama tulžies struktūra, atsiranda akmenys tulžies pūslėje. Jei virškinamasis traktas nesusidoroja su savo užduotimi, tai apkrova tenka ir kitoms išskyrimo sistemoms. Iš pradžių toksinų perteklių perima kvėpavimo takų sistema. Mes tai pajuntame dažnais peršalimais,
chroniška šienligė sinusitais anginomis. Tada ateina inkstų eilė. Atsiranda polinkis akmenų susidarymui, šlapimo takų infekcijoms ar net sunkesnėms ligoms. Toliau kenčia ir išskiriamoji odos sistema. Pasireiškia dažnos šunvotės, pūlingi išbėrimai, spuogai. Oda tampa šiurkšti, lengvai pažeidžiama, dirgli iki niežulio. Vidinis apnuodijimas dažnai tampa pagrindine dermatito uždegiminio odos susirgimo priežastimi. Ant odos gali netgi atsirasti priešlaikiniai senėjimo ženklai. Visa tai kartu paėmus priveda prie imuninės sistemos pažeidimo. Pažeidus imuninę sistemą, organizmas netenka apsaugos ir yra užpuolamas parazitinių kolonijų, virusų ir bakterijų, ko pasekoje chroniškos ligos tampa neatsiejama organizmo dalimi, nes pats organizmas jau nebesugeba susidoroti. Organizme sukaupti toksinai agresyviai veikia kraujagysles, iššaukdami spazmus, padidėjusį arterinį spaudimą ir netgi priveda prie stiprių širdies ir smegenų kraujotakos sutrikimų, tai yra insultų ir infarktų. Toksinai įprastai randasi tarpląstelinėje erdvėje, bet taip pat gali prasiskverbti ir į ląstelės vidų, pažeisdami jos genetinį aparatą, kas veda prie ankstyvo senėjimo ir gali būti normalios ląstelės pakitimo į vėžinę priežastimi. Išvardinsime sąrašą ligų atsirandančių dėl užsilaikančio fekalijų masių irimo. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, kepenų cerozė, chroniškas artritas, vėžiniai dariniai, anemija, chroniška dizenterija, akmenys inkstuose, neuritai, alergijos, chroniškas lytinių organų ir šlapimo pūslės ligos, chroniškas ir ūmus apendicitas, blužnies hipertrofija, nervinis ir psichinis išsekimas, nemiga, išalgija, varikozė, hemorojus. Dažnas antibiotikų laisvinamųjų vartojimas priveda prie tinkamos mikrofloros pažeidimo ar netgi pašalinimo iš žarnyno. Taip sugriaunama pusiausvyra tarp gerųjų ir blogųjų bakterijų organizme. Tuomet prasideda nekontroliuojamas bakterijų, parazitų dauginimasis, o tai veda prie organizmo apnuodijimo ir visos eilės ligų. Aptarus priežastis, kodėl svarbu valyti savo žarnyną, bei apžvelgus ligas, galinčias atsirasti dėl netinkamos žarnyno veiklos, užlaikant išmatas, galime pereiti prie organizmo valymo atlikimo proceso. Kaip pasiruošti organizmo valymui su šiltu sūdytu vandeniu? Prieš atliekant organizmo valymą rekomenduojame nuodugniai ir atsakingai susipažinti su puslapyje www.praksalana.lt pateikiama medžiaga ir informacija. Puslapyje yra paprastais žodžiais, visiems suprantama kalba, aprašyta praktikos atlikimo procedūra, nurodomi pratimai, mitybos rekomendacijos, pateikiami vaizdo įrašai, leidžiantys lengviau suprasti visą procesą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog jūs patys esate atsakingi už savo gyvenimą, dvasinę, psichinę ir fizinę sveikatą. Todėl labai svarbu savarankiškai studijuoti Šanka Prakšalanos atlikimą, gerai pasiruošti, atsakingai žiūrėti į kontraindikacijas. Šanka Prakšalana nedaroma skrandžio opos ir kitų virškinimo organų ligų paūmėjimo metu. Tai taip pat liečia asmenis, kenčiančius nuo ūmių virškinamojo trakto sutrikimų, dizenterijos, viduriavimo, ūmaus kolito, gastrito, pankreatito, ūmaus apendicito, tuberkuliozės ir žarnyno vėžio. Procedūra nerekomenduojama menstruacijų metu, esant aukštai temperatūrai arba aukštam spaudimui, draudžiama esant širdies priepuoliams, ji taip pat draudžiama nėštumo metu. Po 3 dienų badavimo organizmo valymo procedūrą galima atlikti ne anksčiau
nei po savaitės. Po savaitinio badavimo ne anksčiau kaip po mėnesio. Jei jūs dėl minėtų kontraindikacijų negalite daryti šanka prakšalanos, nenusiminkite. Yra daugybė ir kitų būdų, kuriais galima išsivalyti organizmą. Teoriškai susipažinus su pateikta medžiaga, laikas ją panaudoti praktiškai. Pirmiausia, šiai praktikai rekomenduojame pasirinkti laisvą dieną, kuomet nereikia skubėti, dirbti, priiminėti svečių. Geriausia, kuomet namuose esate vienas, niekieno netrukdomas. Tokia aplinka leis sutelkti dėmesį į technikos atlikimą, savo vidinius pojūčius. Dieną prieš procedūrą valgykite lengvesnį maistą, pavyzdžiui, garuose virtas daržoves ar košes. Atsisakykite nuo mėsos, žuvies, kiaušinių, pridėtinio cukraus, saldumynų, alkoholio, tabako. Pageidautina, jog paskutinė maisto porcija būtų suvalgoma iki 18 val. Vakaro. Pagal galimybes pasistengkite gerai išsimiegoti ir pailsėti. Praktikai prireiks 3 litrų švaraus stiklainio, virdulio, pačios įprasčiausios akmens druskos, šaukštelio, šaukšto, neslystančio kilimėlio pratimams atlikti, kompiuterio, jei norėsite pratimus atlikti pagal video instrukcijas, rankšluosčio, lengvo pledo, lengvų kūno judesių nevaržančių drabužių, ryžių, aliejaus arba sviesto. Praktikos sėkmei didelę įtaką turi moralinis nusistatymas. Dėl blogos nuotaikos žarnyno valymas gali nepavykti. Pasistengkite būti ramūs, neįsitempę, nepasiduokite emociniams ir fiziniams pasipriešinimams, baigti procedūrą anksčiau laiko. Svarbu prisiminti, kad pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie darė, daro ir darys šią praktiką reguliariai tam, kad valytųsi savo žarnyną, tad jūs nieko neturite bijoti ar jaudintis. Dėkingiausias ir tinkamiausias organizmo valymo procedūros atlikimo laikas yra ankstyvas rytas. Optimaliausia procedūrą pradėti nuo 5 iki 7 ryto. Apsivilkite lengvus, kūno judesių nevaržančius drabužius. Pasiruoškite vandens tirpalą. Pasimkite švarų 3 litrų vandens stiklainį, pusę jo pripildykite šaltu vandeniu, kitą pusę pripildykite karštu vandeniu iš virdulio. Kiekvienam vandens litrui dėkite 1,5 arbatinio šaukštelio druskos. 3-litriniam stiklainiui reikės 4,5 arbatinių šaukštelių druskos. Maišydami ištirpinkite druską vandenyje. Vanduo turi būti pakankamai sūrus, nes priešingu atveju organizmas vandenį pasisavins per virškinamojo trakto gleivinę ir pašalins jį su šlapimu, o ne per išangę. Druskos koncentraciją galima reguliuoti asmeniškai, svarbiausia, kad organizmas neįsisavintų druskos. Vanduo turi būti kambario temperatūros ir neturi būti atvėsęs visos praktikos metu. Šiltas vanduo beveik neatima energijos ir nesudaro spazmų, trukdančių vandens judėjimui per žarnyną. Įsipilkite paruošto vandens tirpalo iš 3-litrinio stiklainio į stiklinę ir išgerkite ją. Neuždelsiant atlikite rekomenduojamus pratimus. Kalno pozą su ištiestomis rankomis į viršų, medžio pozą, liemens sukimą, kobros pozą su galvos pasukimu, pilvo masažą. Atlikus pratimus, vėl išgerkite stiklinę šilto sūdyto vandens ir atlikite visą pratimų seriją iš naujo. Atliekant šiuos pratimus, vanduo lėtai tekės žarnynu, nesukeldamas pykinimo. Tęskite gerti vandenį ir atlikite pratimus tol, kol atsiras nenumaldomas poreikis tuštintis. Po kiekvieno apsilankymo tualete patartina apsiprausti šiltu vandeniu. Jokiu būdu netraumuokite gleivinės tualetiniu popieriumi. Kai kuriems jautresniems žmonėms gali sudirgti išangės gleivinę nuo druskos. Siekiant išvengti to, galima po apsiplovimo analinę angą sutepti augaliniu aliejumi. Jogai pataria tęsti vandens gėrimo, pratimų atlikimo, tuštinimosi tualete praktiką tol, kol vanduo iš išangės neišeis toks švarus, koks pateko į organizmą. Prieš tai, kad pradėtų išeidinėti visiškai švarus vanduo,
kažkam reikia išgerti 10, o kažkam iki 25 stiklinių. Vieniems, kad gauti šanką prakšalanos rezultatą, skysčių reikia daugiau, kitiems mažiau. Pirmojo žarnyno išsituštinimo metu išmatos greičiausiai bus kietos. Toliau gerkite vandenį ir darykite pratimus, asanas, palaipsniui pradės pasišalinti kietų išmatų ir vandens mišinys. Pagal galimybes, tęsiant vandens gėrimą ir asanų atlikimą, tuštinantis bus vis daugiau vandens ir vis mažiau kietų išmatų. Praktikos pabaigoje iš žarnyno pradės šalintis tik geltonas arba rudas skystis. Tęskite praktiką tol, kol tuštinantis nepasirodys visiškai švarus vanduo, tikrasis, patikimas ženklas to, kad žarnynas visiškai švarus. Gali būti, kad pasiekti norimą rezultatą jums neužteks 1 trilitrinio šilto sūdyto vandens, tad eigoje pasidarykite vandens tirpalo pakartotinai. Kai pasieksite jūs tenkinantį rezultatą, išgerkite 2 stiklines vandens, dar kartą atlikite pratimus ir apsilankykite tualete, kad visas virškinamasis traktas taptų geriausioje ir švariausioje būsenoje. Išgerkite dar 2 paskutinės stiklines šilto sūdyto vandens. Pasilenkite virš klozeto, įkiškite į burną 2 pirštus prie liežuvio šaknies ir taip iššaukite vėmimą. Vėmimas padės uždaryti sklendę ir ištuštins skrandį nuo užsilikusio vandens, skrandyje susikaupusių sugedusių gleivių, išsiskaidžiusios tulžies ir mikroorganizmų. Baigus procedūrą, žarnyne pasilieka vandens, todėl dar teks keletą kartų nueiti į tualetą. Nors ir jausite natūralų troškulį, vandenį ir bet kokius kitus gėrimus draudžiama gerti 3 valandas po praktikos atlikimo. Būtina priešintis troškuliui. Tai svarbu, nes išgertas šaltas vanduo prives prie virškinamojo sistemos sušaldymo po to, kai ji buvo taip kruopščiai išvalyta. Po praktikos atlikimo organizmas pradeda gaminti naują apsauginį sluoksnį skrandžio ir žarnyno sienelėms, tad išgertas vanduo ištirpins ir sunaikins naujai sukurtą apsauginę plėvelę. Po šanka prakšalanos atlikimo būtina atsipalaiduoti 45 minutėms. Šios 45 minutės pilno fiziologinio atsipalaidavimo būtinos virškinamojo trakto atsinaujinimui. Šis trumpas periodas būtinas, kad virškinimo sistema gautų pelnytą poilsį, nes ji retai kada pilnumoje nedirba, nes virškinimo procesas praktiškai vyksta nenutrūkstamai kiekvieną dieną. Per šį trumpą periodą atsigulkite, užsiklokite plonu pledu, bet jokiu būdu neužmikite, nes organizme toliau vyksta svarbus procesai, padedantis atkurti gyvybines jėgas. Po poilsio pusvalandžio valandos bėgyje primygtinai rekomenduojama suvalgyti gerai išvirtų paprastų ryžių be jokių prieskonių. Juos paskaninkite lydytu arba augaliniu sviestu arba išvalytu augaliniu aliejumi. Tai reikalinga, kad raumenys, uždarantys skrandžio vožtuvą, pradėtų dirbti, o virškinamasis traktas būtų kaip galima atsargiau suaktyvuojamas ir sutepamas. Valgyti 2 kartą dienoje geriau ne anksčiau nei po 3 valandų. Kategoriškai draudžiama, ypatingai 2–3 parų bėgyje po žarnyno valymo pabaigos, vartoti alkoholį, šviežias sultis, mėsą, žuvį, kiaušinius, varškės, pieno ir rūgpienio produktus. O taip pat konditerinius gaminius, medų, mielinę duoną, cukrų, uogas, šviežias daržoves, žalumynus ir vaisius. Būtina atsisakyti produktų sukeliančių rūgimą. Tai, kad pirmasis įsituštinimas įvyks tik po 24 ar 36 valandų, nieko neturėtų stebinti. Jis bus auksaspalvis, geltonas ir bekvapis, kaip kūdikio. Atminkite, šanka prakšalana nepasibaigia išgėrus paskutinę stiklinę sūdyto vandens. Toliau būtina pratęsti praktiką teisingą mitybą. Priešingu atveju jūsų pastangos pasiekti teigiamų rezultatų gali nueiti šuniui ant uodegos. Procedūrų metu išplaunama beveik visa žarnyno mikroflora.
ir parazitinė, ir natūrali. Ir nuo maisto kokybės, ypatingai pirmomis paromis, priklauso, kokia mikroflora susiformuos. Esant sveikai mitybai ir gerai energijai atsistato optimali floros sudėtis. Todėl sekančios savaitės bėgyje iš jūsų mitybos turi būti pilnai pašalinti daug kalorijų turintys ir konservuoti produktai, taip pat rūgštus ir nevegetariškas maistas. Pieno, grietinėlės, rūgščių vaisių, tokių kaip citrinos, greipfruktai, apelsinai ir kiti vartojimas taip pat turi būti apribotas. Susilaikyti mažiausiai 1 savaitę nuo tokių intoksikantų kaip alkoholio, cigarečių, juodos arbatos, kavos, prieskonių vartojimo. Mityba turi būti kiek įmanoma paprastesnė ir neutrali, ne per aštri ir rūgšti. Prisiminkite, kad visa virškinamoji sistema išvalyta, todėl netikėtas naudingų ir žalingų produktų vartojimas gali iššaukti nepageidaujamas reakcijas, pavyzdžiui, karščiavimą, nevirškinimą, vidurių užkietėjimą. Svarbu paminėti šanka prakšalanos atlikimo periodiškumą. Iš tiesų šita praktika gali būti atliekama 4 kartus per metus, geriausia keičiantis metų laikams, bet pagal poreikį šią praktiką galima atlikti ir dažniau. Išsiaiškinus, kaip yra atliekama organizmo valymo procedūra, panagrinėkime jos privalumus. Virškinamojo trakto valymo pasekmė – normalus maisto įsisavinimas. Tad jeigu esate per liesi, ši procedūra gali padėti priaugti reikiamus kilogramus, o tiems, kurie turi viršsvorio, gali padėti sulieknėti. Šanka prakšalana padeda atsikratyti alergijų, kadangi dauguma alergenų kaupiasi žarnyne, išvalius žarnyną išvalomi ir ten esantys alergenai. Šanka prakšalana padeda išgydyti tiek vyrų, tiek ir moterų urogenitalinę sistemą, kuriai priklauso inkstai, šlapimtakiai, šlapimo pūslė, genitalinė sistema, lytiniai organai. Daugelio ligų priežastimi yra toksinų, šlakų susikaupimas žarnyne, kuris ir iššaukia kraujo užterštumą. Pilnas virškinamojo trakto išvalymas kartu yra ir kraujo išvalymas, kuris ženkliai pagerina sveikatą visapusiškai. Šios praktikos dėka dauguma ligų susijusių su virškinimu yra pašalinama. Tai diabetas, padidėjęs rūgštingumas, chroniška dizenterija, vidurių užkietėjimas, taip pat reiškiniai kylantis dėl kraujo užteršimo. Po išsivalymo kraujotaka atsistato ir nemalonūs simptomai gali visiškai nustoti varginti žmogų. Labai lengvai, greitai išgydomos peršalimo ligos. Yra žinomi sergančiųjų pirminės stadijos diabetų išgijimo atvejai naudojant šanka prakšalaną procedūrų atlikimą. Tiesa, gydymas turi būti lydimas tinkamo mitybos režimo, pavyzdžiui, natūralių produktų, kuriuose daugybė B grupės vitaminų, kvėpavimo pratimų ir kitų jogos praktikų. Ypatingai svarbu žinoti, kad ši procedūra išlaisvina žmogų nuo kažkada išgyventų būsenų, bet vis dar pasilikusių žmogaus emocinėme eteriniame kūne. Juk šlakai ir toksinai kaip tik yra šių būsenų materialūs nešėjai. Kuo daugiau žmoguje negatyvių emocijų, tuo daugiau toksinų ir atvirkščiai. Kai organizmą palieka toks didelis kiekis šlakų, atsilaisvina didelis energijos kiekis ir įsijungia papildomas detoksikacijos mechanizmas, išsilaisvinimas iš nuodų. Šią atsiradusią energiją organai ir sistemas panaudoja savo funkcijų atstatymui ir mes galime tai pajusti bendros savijautos pagerėjimu, gyvybingumo padidėjimu. Kitas matomas sveikatos ženklas – tai oda. Ji taip pat pastebimai keičiasi į gerąją pusę, tampa minkštesnė ir švelnesnė be pūlinių, be spuogų, pigmentinių dėmių ir netgi apgamų. Po šanka prakšalanos atsistato virškinamojo trakto funkcija, pagerėja virškinimas, palengvėja ir susireguliuoja tuštinimasis. Sūrus vanduo veikia kaip tepalas suminkštinantis išmatas. Panagrinėsim tokią analogiją. Jeigu puode yra pridegusi pluta, dėmės ar riebalų sluoksnis, jūs pirmiausia, kuriam laikui užpilate tai karštu vandeniu. Tai suminkština sukietėjusią plutą su laiku ir ją galima lengvai pašalinti. Analogišku būdu žarnyne veikia sūrus vanduo, valantis jį ir atstatantis nuo kamščių. Vienas iš ryškiausių vizualinių efektų
Švarūs akių baltymai. Akivaizdžiai matoma gleivinė rodo apie kitų vidaus organizmo terpių švarumą. Jeigu jūs pastoviai naudojate kokius nors laisvinamuosius, mes patariame naudoti šanką prakšalaną, kad susilpnintumėte šią priklausomybę. Šanka prakšalana yra aktyvus metodas. Be žarnyno plovimo yra užsiemama ir fiziologiniu aspektu, stimuliuojami liemens raumenys, masažuojami vidaus organai. Ši praktika sustiprina kraujo tekėjimą į pilvo srities organus, įskaitant ir endokrininės sistemos organus. Bendras šanka prakšalano sveikatinimo efektas žymiai kokybiškesnis nei pasyvių žarnyno praplovimų. Druskos tirpalas, naudojamas šanka prakšalanos metu, sunaikina parazitinę florą visame virškinamajame trakte, priešingai negu kiti metodai, kurie nevalo viso trakto taip nuosekliai, kaip pavyzdžiui klizmos. Galbūt jums teko girdėti pasakymą, kad žarnynas yra mūsų antrosios smegenys, nes žarnynas koordinuoja ne tik virškinimo veiklą, bet taip pat nuolat gamina medžiagas reikalingas mūsų organizmo ląstelių susidarymui ir mitybai. Jis daro įtaką arteriniam spaudimui, imuninės sistemos hormonų ir psichoaktyviųjų medžiagų serotonino ir dopamino susidarymui, nuo kurių priklauso mūsų emocinė būsena. Tad išvalius organizmą pagerėja mūsų ne tik fizinė, bet ir emocinė būsena. Apibendrinkime, ką aptarėme. Išsiaiškinome priežastis, kodėl svarbu valyti savo žarnyną. Susipažinome su sąrašu ligų, galinčių atsirasti dėl žarnyno užterštumo. Panagrinėjome šanka prakšalanos atlikimo procedūrą, kontraindikacijas, mitybos rekomendacijas. Mes turbūt kiekvienas puikiai suprantame, kad laikas po laiko turime valyti klozetą, o jeigu yra užsikimšęs vamzdynas, atlikti papildomus veiksmus jam atkišti. Taip pat žinome, jog jeigu telefonas ar kompiuteris užstringa, jį būtina restartuoti, esant poreikiui įrašyti naują antivirusinę programą. Tik klausimas, ar susimąstome apie tai, kad organizmui kartais irgi reikia pauzės, sustojimo. Savo asmeninę patirtimi galiu paliudyti, kad šanka prakšalana yra labai veiksminga, išlaisvinanti praktika, padedanti restartuotis, atsinaujinti ir fiziškai bei emociškai suvirškinti viską, kas buvo užsilikę. Ne veltui yra sakoma, kad sveikame kūne sveika ir siela. Noriu jūs paskatinti teoriją paversti praktiką ir išmėginti šią organizmo valymo techniką. Vaizdo įrašo aprašyme rasite su šanka prakšalanos atlikimu susijusią medžiagą. Dėkoju Jums labai už skirtą laiką, rūpinkite savimi ir būkite sveiki. Jei matai prasmės mano kuriamame turinyje, prenumeruok kanalą ir nepraleisk naujų įrašų. Linkiu kantrybės ir stabilumo tavo asmeninio tobulėjimo kelionėje.